Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa, mano vardas Elžbieta, encantada de conoceros. Y hoy vamos a hablar sobre la personalidad. Vamos a hablar sobre el carácter. Šiandien mes pakalbėsime su jumis apie charakterį ir aš šiandien jums pristatysiu pirmą dalį šito video. 40 būdvardžių, kuriais mes galim aprašyti žmogaus charakterį. Taip, 40 ir po to bus dar viena dalis, dar daugiau. Kai kurios galbūt žinosite jau, kai kurių tikrai nežinosite ir tikrai čia jums bus naujiena, bet manau, kad verta žinoti. Ir dar vienas dalykas prieš pasakant jums visus 40, labai svarbus dalykas. Visus taip būdvardžius, kuriuos mes naudojame tam, kad aprašyti charakterį, taip charakteris mūsų pastovus yra nelabai keičiantis, mes naudojame veiksmažodį šer. Taip, veiksmažodis šer, mes visada šer veiksmažodis ir tada būdvardis. Šer asmenuojame, taip, ir parenkame mums atitinkamą to asmens, kurio mums reikia pasakyti, ir tada paimam būdvardį ir viskas, ir mes jau turim charakterio aprašymą ir galėsite aprašyti su labai daug žodžių. Taip pat aš jums sakysiu ir vyrišką, ir moterišką giminę, nes kartais yra tokių būdvardžių, kur mes turim tik vieną formą, kuri nesikeičia nei vyriškai, nei moteriškai giminiai. Taip, keičiame tik artikelį su daiktavardžiu, kai sakome. Vadinasi, tai kreipkite dėmesį ir galvoju, kad galime pradėti. Amable, alegre, simpatico, simpatica, antipatico, antipatica, apasionado, apasionada, atento, atenta, atrevido, atrevida, trabajador, trabajadora, distraído, distraída, arba despistado, despistada, sinonimai. Educado, educada. Ingenioso, ingeniosa. Exigente, entusiasta. Generoso, generosa. Huraño, huraña. Osco, osca. Intratable, estúpido, estúpida, extravagante, inexpresivo, inexpresiva, listo, lista, malhumorado, malhumorada, malicioso, maliciosa, mentiroso, mentirosa, gruñón, gruñona, arba enojado, enojada. Šituo atveju irgi mes turim sinonimus. Valiente, bobo, boba, burlón, burlona, despierto, despierta, fanático, fanática, fanfarrón, fanfarrona, feliz, fiel, honrado, honrada, infiel, chulo, presumido, presumida, desvergonzado, desvergonzada, sinvergüenza, miedoso, miedosa. Čia jums yra 40 būdvardžių pristatytų tam, kad aprašyti charakterį.
mokykitės, išrašykite kiekvieną savo į jūsų, nežinau, sąsiuvinį, knygą ir taip toliau, ten, kur jūs vis pasižiūrėsite ir galėsite taip poco a poco po truputį įsiminti, nu gerai, ne visus 40, pero por lo menos 20, bet nors 20 būdvardžių tai tikrai reikia išmokti. Ir dėl įdomumo rašykite komentaruose, o kokius šitų paminėtų būdvardžių jūs jau žinojote. Labai bus įdomu pasižiūrėti, kiek, kokių veiksmažodžių žinojo. Rašykite, komentuokite, prenumeruokite, jūs palaikysite mane. Ir neužmirškite pirštuką į viršų, dale like. Muchas gracias. Ya nos vemos pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto.